9:05. Gerai, šiandien mes kalbiname savo pašnekovą mėgstamą Junior, Žemė ir oras. Sveiki. Sveiki. Norėčiau šiandien jūsų paklausti, ar jūs gimdote? Ne, aš esu vyras, o ne buba. O gal jūs norite frysam padaryti su kokia šuniu? Ne, aš nesu užkapysys. Bet užkapysė tik per tokį geimą, ar supranti? Ne, Kodėl? kaip kodėl, aš nežinau, kad tu čia man turi omeny. Po to sužinos. Norėčiau jūsų paklausti, ar tilptumėte į kokio 3 metrų skersmens šulnį? Nežinau, aš šiaip esu labai storas. Galbūt netilpčiau. Nežinau, mano plotis yra 4,20 m. Kodėl toks mažas? Čia nemažas, tai palyginus su 60 cm, o mano 4 metrai, tai žinokit, čia nemažas. O jeigu būtų tavo skersmuo raudonas? Koks dar blėt raudonas? Aš nesuprantu tavęs, tu kažkoks keistas, raudonas, mėlynas, žalias. Nu, tu kažkoks spalvingas esi žmogus labai. Toliau mes nekinam savo pašnekovą Junior, Žemė ir oras. Ką naujo pasakysite mums šiandien vakarą? Taigi aš kalbėjau apie savo svorį, tas metrus kaip ilgi, 4,5. Bet aš žinokit, esu sportininkas. Kiekvieną dieną sumušu po 10 vaikų. Kokio amžiaus? 9 būna metų. O jūsų seneliams kartais ne 9 metai? Taip, tai aš jau bendraamžius mušu, nes seneliai labai pavargę būna ir prisidirba, jie tai sumušu už juos. Ir gaunu už to menką atlygį. Koks tai atlygis? Pinigai. Kiek gaunate? Tai yra konfidencialu. O ką tai reiškia, ar žinote? Ne. Tai reiškia, kad viską platinat pasaulį. Ne, tikrai ne tai, man sakė seneliai, kad... Tai vis dėlto žinote? Ne, jie tiesiog sakė, kad šitą žodį vartoti, jeigu kažko paklaus apie pinigus. O ar tu pinigas? Tai yra konfidencialu. O ar mėgstate kapoti namo sieną su kokiu batonu? Ne, aš jį tik tais vartoju, bet jau baigiau, dabar nieko nevartoju. O kodėl dabar nieko nevartojate? O kas nutiko, gal išaugote kokį triusiką ar kokį grybą formos, blondinę bobą radote ar kas? Labai sustorėjau vartojęs narkotikų batoną. O vis dėlto vartojate narkotikus irgi? Tai yra konfidencialu. Tai yra kas? Tai yra konfidencialu. Kodėl? Nes apie narkotikus negalima šnekėti, nes tai yra blogas dalykas, už kurį gali suimti. Bet jūsų policijoje toks nusikaltimo levelis kaip pydaro tokių. Iš kur man žinot, aš nežinau, kas tas pydaras. Tiesiog sakau ant kitų, kad jie pydarai. Tai reiškia, kad jie moka išrauti kelmus su viena ausim. Oho. Tai o žiūrėk, kiek kelmų, pabandyk išrauti ausim. Ne, tai aš net ir su be ausies išraučiau. O kaip tai įmanoma? Tai jas papečiau ir kelmas iš karto susitrauktų ir paimčiau. O ar norite pranešti visiems eteryje esantiems, kur gyvenate? Taip, gyvenu konfidencialu. Ką šiandien valgėte pusryčiams? Palaukit, reik prisiminti. Ai, samanas valgiau. Buvo visai skanius, ne taip kaip įprastai. Kažkokių vabalėlių radau tarp samanų. O žiūrėkit, šviesos įsijungi. Matome, visi matome tai. O ar kartais valgote kokį dešros atlieką ar ką tokio penio formos atlieką? Nevalgote tokių ar valgote? Labai sunkus klausimas. Labai daug kalbėti, nieko nesupratau. Kokios formos jūsų barzda? Kotė? Ai, tu valkatos, tokia gera. O jūsų? Man reikia. O kokios formos jūsų barzda? 3 plaukai. O kiek turite, pavyzdžiui, plaukų ant šiknos?
Nei vieno visą laik nusignybu. O kaip jūs žinote, kad kur ant šiknos pas jūs plaukai? Valkata pasako. Ir viskas? Taip, aš jam parodau, jisai man pasako, kad visą laiką atrodyčiau seksualiai. O kaip jūs manote dabar atrodote? Seksualiai ar kaip koks maniaks? Kai vaikas mušikas. Tai maniaks pusiau. Ne, šiaip save laikau sportininku. Tai gerai, pašnekėkime apie kai ką kitą. Pašnekėkime apie bobas. Jos labai gražios man. O prie kokias jūs mėgstate labiausiai? Tokias didelės. Tai tokia su didelė šikna, sena sukriošusia, su dideliais papais senai sukrošusiais, su didelė galva sena sukrošusia. Ne, įsivaizduoju, kaip tokia galva turi kaip žmogaus, viena akis, Ką toliau? 2 rankos, bet pirštai 3, tada kojos 2, bet normalius tokius. O ką jūs su joms mėgstate daryti, jeigu jūs galite kažką su joms daryti? Tai kad aš dar nei vienos nemačiau tokios. Norėčiau nors, kad vienas sukurtų tokią. O ar žinote, kas jas kūrė? Taigi sakau, kad nieks nebuvo sukūręs. Mano tai tais iliuzija gali tokį įsivaizduoti. O kokios spalvos jūs jų norite? Yra 3 pasirinkimai. Mėlyna, raudona ar žalia. Aš nesu rasistas. Bet vis tiek, kokią pasirinktumėte? Rasisto. Tai kokios spalvos? Raudonos. Pasirinkimas interesting toksai vienas. O kokius filmukus mėgstate žiūrėti per televizorių savo? Aš neturiu televizoriaus. Ar turite filmukų? Taip turiu. Kiek jūs jų turite ir kokie jie? 3 turiu. O kokį pavadinimai galite pasakyti? Imu XXX. O kitas? Antanas Petrauskas. O paskutinis? Imu XXX. 1 dalis. O antra dalis? Taigi čia tik 3 filmukus turiu. Nepasisekė. Visiems būtų įdomu sužinoti, kaip vadinasi antra dalis. Toliau pašnekėkime, ar tavo seneliai pagaliau nusipirko vibratorių. Taip vakar labai apsidžiaugė. Kokio dydžio jis buvo? 45 Ko tokio? milimetrų. O kokios formos jis buvo? Kapimbalas. O ar turėjo kokių pagražinimų, ar kokių funkcijų, kokių kažko tokio? Taip turėjo ten labai išmanus, ten įsiskleidžia visokie skėčiai. Ir šviesą skleidė. Kaplimba mūsų, bet reik baterijų. Sakė, labai daug išlaidų, tai visą laiką nenaudos. O kaip jūsų firma kanapių eina nuo tokie normaliai? Taip. O ką dar norite pasakyti, kol nepabaigėme žinių? Aš esu sportininkas. Ir ką dar? Viskas. Ir tikrai? Ne, aš tik taisymu XXX. Ir už batoną kartais. Interesting fact. Gerai, šiandien žinios pabaigtos. Visos patingėlių.